Vyriausybė toliau blaškosi, ką daryti dėl Baltarusijoje siaučiančio kiaulių maro. Praėjusią savaitę žadėjusi Lietuvoje skelbti ekstremalią situaciją, šiandien nusprendė to nebedaryti. O vietoj to naują 25 litų rinkliavą įveda įvažiuojantiems krovininiams automobiliams ir keičia kompensacijų tvarką kiaules skerdžiantiems ūkininkams. Išsamiau Aurelijus Griškevičius. 25 litus už dezinfekciją turės sumokėti iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuojantys krovininių automobilių vairuotojai. Per parą išleidžiama 17 000 litų. Jeigu mes apmokestydinsim pėsčiuosius ir lengvus automobilius, tai administravimas brangiau kainuos negu ta pati rinkliava. Vežėjai piktinasi sprendimu. Jie sako, kad per mėnesį mokestis jiems atsieis nuo pusės iki 1 000 000 litų. Vežėjai mano, kad neteisinga, jog turi padengti ir keleivių avalinės dezinfekcijos išlaidas. Ekstremali situacija nebus skelbiama. Nėra jokio teisinio pagrindo, nes teko kalbėtis ir su teisininkais kitų šalių ir Lietuvos teisininkais. Jeigu tokia informacija būtų paskelbta ir toks būtų priimtas sprendimas, jų manimų, tada Lietuvai gali būti uždaryto arba uždrausta teisingiau išvesti maisto produktus į kitas šalis. Taip pat atrodo, kad pasienio ūkininkams bus išmokėta kitokia kompensacija, negu Žemės ūkio ministerija skelbė anksčiau. Vietoj 500 litų pirmais metais planuojama išmokėti keliomis šimtinėmis daugiau, tačiau kompensacija bus vienkartinė, o nemokama 3 metus kasmet vis mažinant. Vienetinė būtų išmoka 2 metam į priekį. Apie 690 litų kažkur dabar paskaičiavome taip, kad žmogui apsimokėtų neauginti 2 metus į priekį tų, kiaulių. Skaičiuojama, kad 10 km ruože su Baltarusija auginama apie 10 000 kiaulių. Didieji kiaulių augintojai išmokų negaus. Aurelijus Griškevičius, Giedrius Kaupas, Vilnius.